jūs esat pora. Dažniausiai tai būna santykių pradžiai, kai ji tiesiog nori padaryti tau kažką malonaus. Kai tu būni šalia, matai, kad ji pradeda šypsotis. Tai galima prilyginti savotiškam girtumui. Pas ją išsiplečia vyzdžiai, ji pradeda šypsotis, juoktis, jai viskas atrodo juokinga, linksma ir iš bet kokio jūsų laiko praleidimo kartu jūs išspaudžiat 200, 300, 500% laimės. Ir tiesiog mėgaujatės vienas kitu. Nu, ji šiek tiek daugiau nei tu. Taigi čia yra antra stadija. Trečia stadija. Tai jau tokia istorija, kada santykiuose atsiranda šiokie tokie nesutarimai, kažkokia trintis. Tai gali būti įvairios sąlygos, galbūt net kažkokios pretenzijos į tavo pusę, pasipiktinimas ir tu jau nematai tų švytinčių akyčių įžengus pro duris. Santykiai jau primena eilinę pilką dieną. Nu taip, tu egzistuoji, mes vis dar esam kartu, ar aš myliu, nu taip myliu. Ar būsim ateityje, nu būsim tikrai. Būtent šitame etape jau gali atsirasti beprasmiai kivirčai telefonu, kada dialogas skamba daug maž taip. Tu tą, aš taip, tu anaip. Vyras stengiasi kažko ten ją išmokyti, jį bando kažkaip tam paprieštarauti, jie abu viens kitam kažką įrodinėja, kaip tie du krabai, žinot, kuriuos laiko atskirose rankose ir jie su savo žnypliam bando viens kitam įgnybti, bet nei vienas, nei kitas negali pasiekti. Viskas artėja prie pabaigos.